Šiame vaizdo įraše analizuosime svarbius įvykius Baltijos jūroje. Čia Ukraina ką tik pradėjo naikinti Rusijos Baltijos laivyną ilgų nuotolių dronų smūgiais. Sunaikinimo taikiniais tapo karo laivai, atsakingi už Rusijos tanklaivių maršrutų apsaugą. Naujausi kadrai rodo plataus masto Ukrainos dronų ataką, pasiekusią už Sankt Peterburgo ribų, daugiau nei 1100 km nuo Ukrainos sienos. Jos metu Ukrainos bepiločių sistemų pajėgos 2 kartus smogė Rusijos korvetui, kai šis buvo remontuojamas sausajame doke Kronštate. Ši ataka ypač reikšminga, nes laivas yra naujas ir aprūpintas naujausiomis priešlaivinėmis, priešpovandeninėmis bei oro gynybos sistemomis. Šios galimybės leido jam tarnauti kaip ginkluotas palydos laivas šešėlinio laivyno tanklaiviams, plaukiantiems per Baltijos jūrą. Smūgio laikas taip pat buvo nemalonus Rusijai, nes Sankt Peterburge vyko ekonominis forumas, kuriame Vladimiras Putinas turėjo pabrėžti Rusijos ekonomikos stiprybę ir stabilumą. Priežastis, kodėl Ukrainos dronų operatoriai taikėsi į šį laivą, yra būtent jo vaidmuo lydint tanklaivius, priklausančius Rusijos šešėliniam laivynui, per tarptautinius vandenis, įskaitant Lamanšo sąsiaurį. Silpnindama Baltijos laivyno kovinius pajėgumus, Ukraina gali atimti iš Rusijos krovininių laivų galimybę gauti karinius palydos laivus, tai esminė Rusijos plano dalis, siekiant atgrasyti Europos šalis nuo sankcijų vykdymo. Kadangi Rusija turi ribotą laivų skaičių šiai užduočiai atlikti, kiekvienas sėkmingas smūgis dar labiau paralyžiuoja Rusijos galimybės tai daryti. Tuo pačiu metu šis smūgis taip pat išplečia tarptautinio spaudimo Rusijai galimybės, nes jos laivyno efektyvumui mažėjant, Europos šalys gali perimti neapsaugotus Rusijos naftos tanklaivius be jokios eskalacijos rizikos. Pavyzdžiui, Prancūzijos valdžia pasinaudojo ginkluotų palydų trūkumų, užlipo ant su šešėliniu laivynu susijusio tanklaivio ir sulaikė jo kapitoną. Šio smūgio reikšmė yra ta, kad jis paveikė tanklaivių apsaugą, pradedant nuo Rusijos Baltijos uostų, kurie tapo pagrindiniais Rusijos naftos eksporto taškais. Nors šie uostai taip pat yra Ukrainos taikinyje, jie vis dar laikomi šiek tiek saugesniais nei tie, kurie yra Juodojoje jūroje, kurią Ukraina kontroliuoja ugnimi naudodama karinius ir tolimojo nuotolio dronus. Šiuo metu Rusija maždaug 50% savo jūrinės naftos eksportuoja iš Baltijos jūros uostų, todėl ji labai priklauso nuo šio maršruto. Tačiau per čia plaukiantys naftos tanklaiviai turi būti lydimi karo laivų, kad būtų atgrasoma nuo jų perėmimo jūroje Ukrainos Europos sąjungininkų, kas pastaruoju metu vyksta vis dažniau. Ypač svarbu, kad Rusijos karinės palydos sukuria veiksmingą politinį atgrasimą nuo laivų perėmimo jūroje, ką įrodo nenutrūkstamas Rusijos tanklaivių judėjimas per Europos vandenis. Nuo kovo pabaigos maždaug 300 laivų iš Rusijos šešėlinio laivyno perplaukė per Didžiosios Britanijos vandenis, dauguma jų per Lamanšo sąsiaurį. Nepaisant to, nė vienas laivas nebuvo sustabdytas ar patikrintas, todėl Rusijos komentatoriai ėmė girti, kad Europos šalys nenori kištis, o net ir vienas Rusijos karo laivo palyda buvo pakankama juos atgrasyti. Tačiau Rusijos Baltijos laivyno nuostoliai pakeis šią jėgų pusiausvyrą Europos ir Ukrainos naudai, nes Rusija vis labiau nebegalės demonstruoti savo galios. Taikydamas į Rusijos karo laivus ir mažindama jų skaičių, Ukraina netiesiogiai palengvina NATO šalims galimybę imtis veiksmų prieš su Rusijos šešėliniu laivynu susijusius laivus. Čia Ukraina taiko tą pačią strategiją kaip ir Juodojoje jūroje, kur nuo 2022 metų buvo sunaikinta apie 30% Rusijos laivyno. Svarbu pažymėti, kad tai atitinka tą patį modelį, nes tai nėra vienas sėkmingas smūgis prieš Baltijos laivyno turtą. Primorsko uoste Ukrainos pajėgos apgadino raketinę korvetę ir patrulinį katerį. Kito išpuolio metu Ukrainos dronai smogė patruliniam ledlaužiui, tai dvigubos paskirties laivas, kurį naudoja FSB pasienio tarnyba ir kuris sujungia karinės galimybės su ledlaužio funkcijomis. Apskritai šie smūgiai prisideda prie nuoseklaus Rusijos karinio jūrų pajėgumo erozijos Baltijos regione. Dėl to Rusija turi vis mažiau karo laivų, kuriuos gali paskirti lydėti ir saugoti su jos šešėliniu laivynu susijusius laivus, taip sudarydama galimybę Europos šalims perimti sankcionuotus Rusijos laivus. Galutinis taikinys yra ne patys laivai, o Rusijos gebėjimas apsaugoti naftos eksportą ir generuoti pajamas karo pastangoms.